ir sapnų refleksijos mene. Darbas susideda iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje apžvelgiu pasąmonės sąvoką, įvairiapusiškas sapnų teorijas bei sapnų ir pasąmonės atspindžius mene. Mano kūrybinis darbas yra paroda Sit Kanabal, skaitant iš kito galo, tai būtų Labanaktis. Parodoje eksponuojami mano darbai pagrįsti mano sapnų interpretacijomis. Paroda susideda iš 5 juoda plėvele suformuotų patalpų. Apšvietimo nėra, todėl parodos svečiams reikės pasišviesti žibutėliais. Tai tad kviečiu aplankyti mano parodą šokių salėje. Apačioj kažkur man. Ai, pasuk. Pirmiausia, komisija. Edita, daug tu gal Komisija pirmiausia. O, galima? Aš gal apžiūriu komisiją, tada ir dar kam. Aha. Čia tapimas ant kelių. Nieko nežinau. Dabar taip norėčiau paklausyti pirmiausia. Ar jūs čia nejuokaujat, rimtai darot? Pakrypo tokių romantinių cinizmų. Atrodo, kad tyčiojatės iš visų prieš tai padarytų instaliacijos. Sąmonės negali būti, nes mes ją suvokiam per sąmonę. Gaunasi nesąmonė. Man tai atrodo, kad tamsa tiesiog atsiranda, gal čia nereikia sakyti, bet atsiranda vietoj, nes pats sapnas jis yra dezorientacinis. Ir čia, kada aš atėjau, jūs sakiau, kur dabar eiti, o kur jinai buvo kaip vedlėto sapną. Ir čia, ta prasme, man dar įdomesnis patampa tas momentas, kad dalyvavimas kūrinyje yra netgi įmanomas, kada yra vedlys. Nes ta paiti sistema, tu neberandi to kelio. Ir tas sapnas kaip pavojus, kaip tas pats košmaras. tas duobės tarp vieną sapną ir kito. Laidžioja ir ieškai su kitas. Bet ką daryti su materialumu? Su aiškiai matomu, regimu dirbtinumu. Su polietileno plėvelė, su kompiuteriu įkištų į patalynę. Aiškiai matomas išpjautas akis ant fotografijos. Labai primena kažkokį tai ne visai vykusi Luna Parką iš tikrųjų. Tai vat už tai ir klausiu, ar čia nejuokaujat, nes jeigu sakot, kad nejuokaujat, aš įtariu, kad jūs meluojat, nes čia aiškus yra pasityčiojimas iš instaliacijų. Tikit romantiką ir tada viskas labai gerai. Magrita čia pastebėjau, pas jūs yra. Magritas apie sapną daugiau pasako dažais ant drobės kartais, negu kad kokia nors plėvelė. Tai ta plėvelė tada, lyginant su Magrito paveikslu, man atrodo, kad jūs juokėtės.
nesat sapnavę materialiai išraiškingų sapnų. Nesu. Aš tai esu. Aš irgi esu. Tai man ta plenerė nieko Ačiū Dievui atsigundėjau, čia niekaip užmigti negali, reiškia, nes juokas ima. Remigijus prisimė paauglystę. Mes turim tiesiog atsižvelgti į studentas galimybės instaliuoti savo sapnus, kas irgi į realias galimybės, kas, sakykim, tokias kokias sąlygas, kokias jinai gali gauti. Nu, aš aišku kalbu apie tokius maksimalius uždavinius, kaip pavyzdžiui instaliuoti operacinę sistemą į materialų silicio dioksido, reiškia, kristalų kūną. Aš tik dar vieną dalyką, man tiesiog norėčiau pasakyti, kad ar ten buvo tikrai ciniška pasijutot, ar kaip aš pasijutau labai įdomi, man kėlė vėl kitus dalykus. Ir tas čia ir yra turbūt instaliacijos problemas, kad mes atsirandam atrakcijų, mes esam atraktyviai augti, tai yra kaip ir kempinas, ten aišku kitos problemos, bet kaip buvau. Tai žavi tas pats buvimas atrakcijų. Kad viskas vyksta aplink tavo kūną, to erdvėj su tavimi. Ir man, pavyzdžiui, ta lova paduota. Tai tokie žodžiai skamba žavesys, bet papildyti, paaiškinti, matyti kitos momentai, prašysim vadovę, kurie taip bandė, tas kontekstas laukia, žiūrėjo savo studentį, kaip jums čia vargsta. Aišku, visada malonu kalbėti apie studentą, kuris daug stengiasi ir dirba. Ir aišku, kaip matote iš parodos, turbūt yra, kad jie dirbo labai nuosekliai ir daug. Manau, kad jos darbas yra labai nuoseklus, siejasi arba iškalbas, sakykim, jos yra kursinis darbas, kuris taipogi buvo įdomus ir netikėtas. Ir autorė, kaip sakot, kartais galbūt ir ciniškai, kartais labai nuoširdžiai ir dar jaunatviškai ir impulsyviai tikėdama daug kuo gilinasi šitą sritį. Manau, kad teorinė dalis ir praktinė dalis siejasi glaudžiai yra labai nuosekli ir siūlau darbą vertinti. Ačiū. Ačiū.